27 skyrius. Už savo klaidas savęs neteiski. Dvasinė kelionė nėra linijinė. Ji primena spiralę, kurioje grįžti prie tų pačių vietų, vis gilesnių lygmenių. Ir kiekvieną kartą, kai atrodo, kad vėl suklupai, iš tiesų tu gilinėsi, o gilinimasis neišvengiamai susiduria su klaidomis. Klaidos nėra ženklas, kad tu nepakankamas. Jos ženklas, kad tu bandai, kad eini, kad gyveni. Klaidos rodo tavo drąsą eiti ne vaikiškomis tiesomis, o savo pažeidžiamu keliu. Todėl vietoj savęs teismo paklausk, ką ši klaida man atnešė, ką jie atskleidė apie mane, apie mano baimės, troškimus, lūkesčius. Kai teisi save, viduje kyla susitraukimas, kaltė, atskirtis. Kai atjauti save, kyla šiluma, noras gyti, jungtis. Savęs teismas veda į sustabarėjimą, atjauta į augimą. Ir šiame etape svarbiausia tampa ne tai, ką padarei, bet kaip į tai žiūri. Kiekviena klaida gali tapti atlaidumo šaltiniu, ne tik savo, bet ir kitiems. Kuo švelniau priimi save, tuo švelniau reaguoji į pasaulį. Ir tuo mažiau baimės atsiverti, veikti, dalintis. Tu jauti, tikrasis tobulumas tai ne neklydimas, o buvimas tikru, net kai klysti. Už savo klaidas savęs neteiski, bet iš jų mokykis. Leisk jums būti tavo mokytojomis, ne kalėjimo sargais. Leis savo augti iš vidaus, ne per griežtumą, o per meilę. Nes dvasinė branda gimsta ne iš baimės klysti, bet iš gebėjimo mylėti save ne tada, kai tai sunkiausia.